Aš esu Laura, pardavimų vadovė Klinik DPC tinklo. Darbuojuosi jau 7 metai, nuo 2015 metų, gruodžio 15. Tai toks mano startas šitoje įmonėje. Prieš tai dirbau visą laiką irgi vadovo pozicijoje. Tarpas buvo prieš pat Klinik DPC, tai turėjau projektą tiesiog. 1,5 metų projektas ir pradėjau jau ieškotis, ką aš veiksiu toliau. Ir pastebėjau skelbimą. Kad ieškomas klinikos administratorius. Pasidarė įdomu, nes įdomu buvo prisiliesti ko nebandžius. Gydytojai, pacientai. Nes pozicija pati kaip administratorius į manęs nelabai žavėjo, nes mano pradžia Klinik DPC buvo nuo administratoriaus pozicijos. Bet buvo šiaip įdomu, ką galiu pasiekti, ką galiu nuveikti, ką galiu sužinoti. Parašiau jau tiesiog, kad noriu kandidatuoti. Papuoliau į atranką pirmą, susitikome Alytuje su personalo vadove, pasikalbėjom ir išsiskyrėm. Gavau žinutę, kad į antrą etapą nesu papuolus. Suintrigavo mane, aišku, buvo įdomu kodėl, bet kol kas kontakto stipraus ir nepalaikėm. Po kiek laiko, kadangi tiesiau paieškas dėl darbo, ką aš toliau veiksiu, žiūriu, skelbimas atnaujintas. Na ką, galvojau, turėjau kontaktą tiesioginį personalo vadovo, susisiekiau ir tuomet jau pradėjom diskutuoti, kodėl aš nepapuoliau į antrą etapą ir kas nutiko. Jie paaiškino, kad taip pačiai kaip ir aš turėjau dvejonių, kad administratoriaus pozicija po vadovo pozicijos, tai turėjau tam tikrų dvejonių, tai taip pačiai ir pati įmonė sudvejojo, nes iš aukštų pozicijų rinkausi šiek tiek žemiau. Mes pasikalbėjom, ką aš matau, ko aš siekiu, ką aš galvoju, kodėl aš kandidatuoju. Pasikalbėjom ir aš visgi įtikinau, kad pabandom. Ir taip, 2015, gruodžio 15, pradėjau darbuotis administratoriaus pozicijoje Alytaus mažoje klinikoje Alytuje. Startas nuo klinikos, labai smagus kolektyvas, žmonių nedaug, bet jaučiau vis tiek, kad yra šalia dar nemažai kolektyvo, komandos. Tai tas jautėsi. Šiaip buvo tikrai daug naujovių, daug informacijos. Kas išlaikė, tai vėlgi, kad komanda draugiškai dalinosi informaciją, visą laiką pasakojo, o ką daryti su tuo, o ką su kitu, nes tikrai ir administratoriaus ta pozicija, tai realiai tu pusė gydytojo turi būti, nes tau skambina, tavęs klausia, tu negali registruoti netgi paciento nežinodamas, ką tu jam gali atsakyti. Tai tikrai komanda Alytuje buvo stipri ir per 1,5 metų realiai aš supratau, ką aš čia veikiu ir ką turėčiau, kokia mano ta funkcija. Po metų laiko papuoliau padirbėti į Kauno kliniką, nes realiai administratoriai irgi juda tarp visų klinikų. Papuoliau į Kauną ir padirbėjau porą savaičių. Vėl grįžau į Alytaus mažą kliniką ir taip su nostalgija galvoju, krūvis kitoks, įdomiau, daugiau žmonių, kitas miestas. Paskui praėjus dar mėnesiui sulaukiau direktorės skambučio su pasiūlymu į personalo vadovo pareigas. Kadangi keitėsi vadovai, išeidinėjo ir atsilaisvino vieta ir direktorė tiesiog tada jau supratau, kad ne veltui pasirinkau šitą įmonę, nes išgirdau, kad taip, čia kilimas viduje galimas ir gali čia daug ką pasiekti. Dvejonių buvo visokių, nes vėlgi specifika, prieš tai kokį aš darbą dirbau ir regionui vadovavau, tai buvo daugiau su pardavimai susiję, tai šiek tiek kitas rytis, o čia grinai su personalu ir su gydytojais, kai dirba komandoje dviese žmonės, visiškai kita situacija pačio personalo suvaldyme, bet galvoju, reikia pabandyti. Ir taip atsiradau personalę. Personalę pradirbau porą metų. Bet tai buvo ne tik tais, kad siaura tas rytis tik su personalu, kadangi aš jau buvau ir su pacientų visą tą valdymų susijusi, tai aš taip pačiai turėjau ir konsultacinį centrą. Mes su vyrgydytojų pagalba tiesiog dirbdavom labai arti ir paciento. Ir per tos 2 metus dirbdama ir tą darbą supratau, kogi aš noriu. Ta prasme, kad ar aš noriu daugiau tik tai su komanda dirbti ir personalo skyrių valdyti, ar aš noriu dar kažko. Ir tuomet mes susėdom vėlgi su direktorė, su kitais skyriais ir apsitariau, kad aš jaučiuosi stipri ir paciento pusėj, bendravime su jais. Tada nusprendžiau, kad keičiam skyrių ir prisijungiu prie marketingo skyriaus, tapdama pardavimų vadovu. Pardavimų vadovu dabar ir iki šios dienos dar dirbu.
Ir kol kas dar čia iššūkiai ne visi pasiekti ir dar tikrai matau, kur ką galim padaryti, nes betarpiškai bendraujam ir su marketingo skyrium, ir su personalo skyrium, nes toksai gaunasi visos komandos darbas. Tai yra žiauriai smagu jausti tą bendrą kvėpavimą, ne, ko mes siekiam. Kad nežinom, ką darom, tada mes tariamės, planuojam. Ne taip, kad tu turi vienas kažką sugalvoti ir judėti į priekį, tikrai ne. Visi skyriai viena linkme, dideli pasitarimai su pačia direktorė ir tas tikslas, ne, ta vizija, kad mes taptumėm tą paciento pagrindinę odontologijos kliniką, kuri gali teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Realiai, kai buvau administratoriaus pozicijoje, ne, realiai tu supranti savo funkcijas, atsakomybės ir tam tikras atlygis, ne, gaunamas. Jisai taip, žmogui turi būti komfortas. Turi jausti, kad tau tinkamas atlygis, tau tinkamos funkcijos, tada tu jausiesi gerai, tu jausiesi kaip namie. Ir perėjus jau į back office, skaitoma, kad jau dirbti kaip vadovų, tai vėlgi, tu gali rinktis bet kokią įmonę. Funkcijos atsakomybės bus labai panašios, nesvarbu, kurio įmonėje bedirbtumai. Bet ką aš jaučiu čia, Klinik DPC, tai jaučiasi emocija. Tu jauti ryšį, tiesiog emociškai tu jauti palaikymą, tavo idėjos yra girdimos, svarstomos, tu jautiesi, kad tu prisidedi. Tiesiog emociškai, žiauriai gerai jautiesi. Tai gal dėl to tas jausmas ir yra, kad, artimai, kaip namie, kad tu gali ir ofise ateiti ir apsiauti šlepetes, jaustis ramiai. Visi supras, kad tu jautiesi čia patogiai ir gali jaustis natūraliai. Tai tas labai laiko. Ne finansinė pusė, ne taip, kad kokias tu atsakomybės turi ir kiek tu krūvio turi. Taip, tas labai svarbu, nes tu supranti, kad tu tą turi daryti, bet ta emocinė pusė. Kaip tavo laiko komanda, kaip mes leidžiam laiką nedarbiniai atmosferoje, bet kaip mes galim su kolektyvu kažkur iškeliauti ir praleisti laiką, kaip mes pamatom viens kitą, kaip mes jaučiamės, ne kabinete, o už įmonės ribų. Tai va tas jausmas tikrai jisai stiprus ir tas tik ir laiko, diduma tas laiko, kaip namie.